Sveiki visi, aš esu Rokos apžvalgininkė Karolina ir šiandien su jumis noriu pakalbėti apie kompaniją KinStyle, kurios produktus galite įsigyti Eurokos parduotuvėse. Iš tiesų, šios kompanijos istorija yra be galo įdomi. Viskas prasidėjo dar 1920 metais Ispanijoje, Costa Bravoje, nuo Giorgio Bosacoma medžiagų dažymo verslo. Po pirmojo pasaulinio karo moteris tapo daug aktyvesnės, liberališkesnės ir taip atsirado paklausa naujoms kosmetikos priemonėms, kurios padėtų jiems jaustis geriau. Ir būtent tada vietinė kirpykla paprašė Giorgio, kad jis sukurtų naujus plaukų dažus, kurie padėtų paslėpti moterims jų senėjimo įkarčius. Būtent po šių plaukų dažų sukūrimo atsirado KinStyle kompanija, kur karta po kartos Giorgio vaikų ir vaikaičių įnešė įvairiausių naujovių ir padarė šią kompaniją tokią, kokia yra šiandien. Ši kompanija yra socialiai atsakinga ir aktyvi, kuria ekologiškas priemonės bei organizuoja įvairiausias kūrybinės dirbtuves, kur kviečia visus norinčius išmokti plaukų priežiūros meną. Savo produktams kurti KinStyle naudoja naujausias technologijas ir rūpinasi ne tik jų išvaizdą, bet ir jų sveikatą. Aš išbandžiau keletą KinStyle plaukų formavimo priemonių ir dabar noriu su jumis pasidalinti dviem paprastomis šukuosenomis, kurias mane įkvėpė padaryti būtent šie gaminiai, o po to pasidalinsiu savo mintimis apie šiuos produktus. Pirmoji šukuosena tai paprastos natūralios garbanos, kurios nereikalauja jokių plaukų formavimo įrankių. Išplausiu savo plaukus, papurškiu juos KinStyle Glam Touch Bright Shine purškikliu, kuris turėtų plaukų išpainiojimą ir suškamą padaryti daug lengvesniu darbu. Ir tada juos išdžiovinau, bet dar drėgnus surišau į štai spurgiuką, kurį, manau, kiekviena mergina žino, moka ir gali pasidaryti, nes tai yra greičiausias būdas, kaip patraukti plaukus nuo veido. Ir būtent taip, o nepinant kasytes, bangos atrodys daug gražesnės, didesnės ir natūralesnės. Nes kaip, pavyzdžiui, supiname kasytes, visiems puikiai žinomas būdas, kaip sugarbanoti plaukus. Tos sruogelės atrodo daug smulkesnės ir tada iš karto gaunasi toks vaizdas, tarsi kažkas buvo daryta plaukam. Na, o dabar paleisiu savo plaukus. Ir štai taip atrodo tokios natūralios, didelės, gražios bangos. Tikrai neatrodo, kad kažkas būtų specialiai daryta su plaukais. Na, dabar imu KinStyle Radical Volume Thickening Spray, kuris turėtų suteikti šiek tiek daugiau apimties nuo šaknų, bei išlaikyti tokią plaukų tekstūrą. Tai yra, kad jie pasidalinę į mažas sruogeles ir tai atrodo natūraliai ir daug gražiau negu vientisas šalmas. Kadangi noriu dar truputį daugiau apimties nuo šaknų, panaudosiu KinStyle Crystal Jelly, kuri atrodo štai taip, tokia mėlyna, ir ją tiesiog reikia įtrinti į šaknis. Įtrynusi želė į plaukus, nuėjau juos išsidžiovinti, nieko jam nedarydama, nešukuodama, ir štai taip atrodo galutinis variantas - mano natūralios bangos. Kita šukuosena, kurią šiandien noriu su jumis pasidalinti, taip pat yra labai paprasta. Pradėkime nuo to, kad jums reikia susirišti paprastą uodegėlę. Dabar pasinaudojusi KinStyle Matte Gum vašku, aš sukursiu tokių sulipusių sruogelių efektą tiek galvoje, tiek pačioje uodegoje. Tam, kad mano sukurtos sruogelės išliktų vietoje, pasinaudosiu KinStyle Hard Rock želė. Štai taip atrodo mano galutinis variantas ir iš tiesų tai yra daugelio merginų kasdienė šukuosena, tiesiog truputėlį kitaip. Taigi pirmasis produktas, kurį išbandžiau, buvo KinStyle Glam Touch Bright Shine Spray. Ir iš tiesų šis produktas turbūt man paliko didžiausią įspūdį. Visų pirma, tai jūs jį galite naudoti kaip priemonę padedančiai iššukuoti plaukus. Visų antra, tai suteikia plaukam žvilgesio. Ir būtent ta jo savybė, kad jis padeda iššukuoti plaukus, man paliko didžiausią įspūdį. Nes iš tiesų mano plaukus suvaldyti tikrai yra sunku, iššukuoti taip pat, jie yra linkę veltis, sudaryti įvairiausius gumulėlius, kurių po to iššukuoti būna beveik neįmanoma. Ir su tuo kovoti aš esu išbandžius daugybę priemonių, bet niekas nebuvo toks efektyvus kaip šis purškiklis. Be to, jis kaip ir visos kitos priemonės, kurias aš išbandžiau, yra be parabenų, su UV filtrais ir visokiais kitokiais puikiais dalykais, kurie tikrai padeda plaukams. Antrasis gaminys tai yra KinStyle Radical Volume Thickening Spray. Ir dėl tos apimties nuo šaknų aš nesu tikra. Kitas KinStyle gaminys
tikrai buvo daug efektyvesnis, suteikiant apimtį ir tą kelti nuo šaknų negu šis purškiklis. Tačiau jis tikrai išlaikė tą struktūrą, kurios aš norėjau ir atrodė puikiai ant plaukų. Be to, kas dar man labai patinka, kad beveik visas šias priemonės galima paimti ir iššukuoti iš plaukų ir atrodys tarsi jūs nieko nebuvote įsidėjus. Taip pat ir net kai užpurškėte, nieko nesijaučia, kad yra kažkokia priemonė, kažkoks silpnumas ar panašiai jūsų plaukuose. KinStyle Crystal Jelly, tai yra toji mėlynoji želė, kurią aš tepiausi ant savo šaknų ir būtent ji man paliko didelį įspūdį, kad ji tikrai pakėlė plaukus nuo šaknų ir juos ilgai ten išlaikė. Ir jeigu būtent tokio įvaizdžio ieškote, siūlau išbandyti šį produktą. KinStyle Matte Gum. Šis produktas man paliko taip pat didelį įspūdį, kai padengiu jo plaukus, jis tikrai jos smarkiai surakina ir išlaiko vienoje vietoje. Taip pat kvepia gan skaniai kaip guma. Hard Rock plaukų formavimo gelis. Tikrai stipri plaukų formavimo priemonė. Ir manau, puikiai tiktų, pavyzdžiui, tokiai šukuosenai, kai yra sudaromas šlapias efektas, čia galbūt tokie labiau stipresni plaukai, atrodytų tikrai įspūdingai. Taigi visiems, kas ieško tikrai stiprios fiksacijos, siūlau atkreipti dėmesį į šią plaukų formavimo priemonę. Iš tiesų, visa KinStyle linija man paliko tikrai labai didelį įspūdį. Priemonės yra profesionalios, puikios ir tikrai kažkas išskirtinio, nes daugelis plaukų formavimo priemonių teigia, kad daro kažką, bet iš tiesų nedaro nieko. O šios padaro būtent tai, kas yra parašyta ant pakuotės. Taigi visiškai nesijaučiu apgauta ar nusivylusi ir labai džiaugiuosi šiais produktais. Kaip jau minėjau, juos visus galite įsigyti Eurokos parduotuvėse ir jeigu jums bus sunku išsirinkti, kuri būtent iš fiksuojančių priemonių jums yra tinkamiausia, ar jums reikia tam tikro purškiklio ar panašiai, jums visada padės šaunios ir paslaugos Eurokos konsultacijos. Tikiuosi įdomiai ir naudingai praleidote laiką ir iki kito susitikimo.